Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Visai neseniai Valstybės gynybos tarybos posėdėje buvo nuspręsta 2026-2030 metų laikotarpiu gynybai kasmet skirti nuo 5 iki 6% BVP. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad gynybos finansavimo padidinimas iki 5-6% nuo BVP per 4 metus bus pasiektas pasitelkus mišrų finansavimo modelį. Tam šalies vadovas siūlo labiau įdarbinti gyventojų laikomus indėlius. Žmonėms būtų siūloma dalį santaupų laikyti specialiuose taupomiuose sąskaitose, kuriuose, kaip ir einamosiuose, lėšos gyventojams būtų pasiekiamas bet kada, tačiau skirtingai nei minėtose sąskaitose. Už indėlius būtų mokamos palūkanos. Pačios gyventojų santaupos būtų laikomas nacionalinėme plėtros banke ILTE ir investuojamos į Lietuvos ekonomiko, gynybos pramonę, infrastruktūros projektus. Na žodžiu, jūsų pinigai pasirodo yra mūsų visų pinigai. Labai paprastas principas. Su tokiais pasiūlymais sutinka ne visi. Štai Remigijus Žemaitaitis teigia, kad jis pasiūlė indėlius nacionalizuoti. Sako, mes pasiimsime indėlius iš jūsų, gal kaimiečiai, durnelė, jūs nesuprantate. Aš pasinaudosiu jūsų tuos pinigus. LNK televizijos paviešintame įraše teigia Remigijus Žemaitaitis. Į tokius Remigijaus Žemaitaičio žodžius sureagavo prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas, teigdamas, kad ponas Žemaitaitis meluoja neraudonuodamas ir nestabdydamas. Jau net nekeista, kad jo ir Rusijos propagandininkų reakcija į Lietuvos sprendimą iš esmės didinti savo saugumą visiškai sutampa. Arba Zaharovas su Peskovu tapo Nemuno aušros nariais, arba Žemaitaitis prisijungė prie vieningos Rusijos. Jokio skirtumo nėra, kai žmonės meluoja tam, kad susilpnintų Lietuvą. Tai teigia Frederikas Jansonas. Tai taip. Formulė labai paprasta. Jeigu žmogus kelia klausimą, kodėl tiek daug didinamas finansavimas gynybai, toks žmogus yra Rusijos agentas. Jeigu žmogus klausia, kodėl valdžia bando kišti rankas prie žmonių sutaupytų pinigų, toks žmogus yra Rusijos agentas. Jeigu žmogus galvoja, kad lytis yra dvi, taip pat toks žmogus yra Rusijos agentas. Nors ne. Šioje vietoje gal ne. Dabar jau toks žmogus būtų Jungtinių Amerikos valstijų agentas. O kam jūs, brangūs žiūrovai, pritarėte? Remigijui Žemaitaičiui ar Frederikui Jansonui? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.